žodžiu, koks reikalingas bus laikas filmavimui. O dabar, sakykime, kažkas prie šito drono, jeigu apsistotume, ar yra kažkoks pakrovėjas, kad būtų galima krauti iš automobilinio Iš automobilio, pavyzdžiui? Iš automobilio. Yra automobilio, yra, ne? Taip, mašininis kroviklis yra, tai žodžiu, alternatyva pasikrauti kažkokiam pastate arba automobilėje, tai žinoma yra. O kiek maždaug laiko kraunasi viena baterija? Nuo rozetės, taip pat kalbant, tai kažkur yra apie 2 valandos. Automobilio turi būti tam tikra elektros, paduodama energija. O dabar, sakykime, ką galite pasiūlyti iš nešiojamų, sakykime, aktyvaus naudojimo kamerų? Veiksmo kamerų, ar ne? Teisingai. Tai GoPro yra tas populiariausias ir kokybiškiausias variantas, bet sakykit, ką norite filmuoti. Realiai bus naudojama filmuoti važiuojant, aišku, kiek vaizdai kelyje. Toliau kažkur pasivaikščiant kalvotose vietovėse, kalnuotose vietovėse, aišku, galbūt į pakrantę pasivaikščioti arba taigoj per sniegą, tai kad didelės kameras nesineš būtų kaip ir patogu turėti kažką tokio mažo, kur gali užsidėti kažkur, tai prisimontuoti prie kažko, kad rankos būtų laisvos. Tai GoPro būtent ir yra puikus variantas šitoms veikloms, žodžiu. Turi stabilizatorių, tai kas irgi yra aktualu, kad jeigu minėjot, ar ten kalnuotam vietovėm bus jo vis tiek sklandus vaizdas. Laikiklių taip pat yra, tvirtint galima tiek prie krūtinės, tiek prie galvos, tiek automobilyje. Tai žodžiu, tik tais realiai nuspręsti kur ir ką ir mes galim jums pasakyti, reikia jums šito ir šito. Reiškia, kaip suprantu, visokių laikiklių irgi yra, prie bet ko galima būtų Realiai taip, labai platus yra laikiklių asortimentas. O šiaip dabar, matau, yra pas jūs tiek pristatot Max, 8, 7 bleką, ką matau. Taip. Kuo vienas nuo kitų skiriasi? Tai Hero 7 blekas tai yra seniausias modeliukas lyginant iš šitų. Kuo skiriasi, tada gal papasakosiu 8 nuo 7. Tai 8 tas Hypersmooth'as yra dar labiau atnaujintas, tai žodžiu yra galimybė rinktis tą stabilizavimo netgi keliom pakopom, ar tai reikia jo sustiprinto, ar reikia jo natūralesnio. Tai tame galima laviruoti. Taip pat vienas iš tokių skirtumų yra remelis, kuris, kaip matot, ant 7 dar turi papildomą remelį, o 8 jau jo nebeturi, nes turi tuos pirštukus įmontuotus būtent į kamerą. Ir žodžiu, čia yra aktualu tiesiog, jeigu norint montuoti prie laikiklių GoPro kamerą, reikia 2 klipsų. Tas remelis, jis ir suteikia tos 2 laikiklius. Taip. O 8 jau jie yra įmontuoti į pačią kamerą. Tai žodžiu, atkrenta vienas priedas, kurio nereikia turėti su savim, kas yra aktualu šiandieniniam šiuolaikiniam žmogui realiai. Tai čia toksai kaip ir supaprastintas tvirtinimas. Taip. Dar yra atnaujintas meniu, žinoma, kas dar taip pat 8 kameroje yra aktualu, tai pačiame meniu yra galimybė pasirinkti filmavimo, kaip čia dabar įvardinti, filmavimo funkcijas, kurias galite iš anksto jau būti susidėliojęs. Tai pavyzdžiui, jūs tarkim žinote, kad dabar norėsite kažkokį tai slow motion kadrą padaryti. Jūs paimat ir įsijungėte iš karto jau iš anksčiau nusistatęs to slow motion nustatymus. Tai yra raiška, kiek kartų bus sulėtinta ir taip toliau. Nereikia, toksai žodžiu yra supaprastintas variantas. Supratau. Ir tada yra Max'as. Jo, kas tai yra? Tai Max'o pagrindinė funkcija yra ta, kad šita kamera gali filmuoti 360 laipsnių, nes yra vienas lęšis vienoje pusėje ir kitoje. Galima su Max'u pasirinkti ir filmavimą tik su vienu lęšiuku. Tai žodžiu yra toks kaip 2 viename, galima filmuoti tiek 360 laipsnių kampu, tiek standartiškai kaip ir su GoPro. Būtent Max'as prieš tai buvusi 360 laipsnių filmavimo kamera vadinosi Fusion. Taip. Tai jinai šiek tiek, tas filmavimo kampas būdavo toks, kad šiek tiek matydavosi lazda. Tai dabar Max'o ir yra tas vienas toks iš atnaujinimų, kad realiai nebesimato tie žodžiu abudu vaizdai yra puikiai sujungti. Realiai pati GoPro programėlė suteikia labai lengvą galimybę redaguoti tos video ir iš tikrųjų yra labai paprasta ir patogu. Tai vat irgi yra vienas iš atnaujinimų, kad
alternatyvą siūlo pati GoPro netgi rinktis redagavimo. Tai va, tada čia bus kamerytė, krovimo laidas ir lazda. Taip. Kelionėje, manau, vis tiek pravers. Baterija yra viduje, ji pakrauta, atminties kortelė taip pat yra viduje, 64 GB, manau, užteks. Užtek turėtų. Ir čia dronas. Tai iš viso bus 3 baterijos, viena dronė ir 2 čia. Viskas pakrauta, valdymo pultas štai čia, krovimo įkroviklis štai čia. Ar turite dar kokių klausimų? Reiks išsibandyti. Manau, bandant atsiras klausimų dabar kol kas. Reikia išvažiuoti kažkurį atvirą lauką ir pasitestuoti. Jeigu turėsit kokių klausimų, tai galite mums drąsiai skambinti, žodžiu, pagelbėsim, išspręsim problemą. Gerai, dėkui visada. Iki sekančio svatymo.
Labas, esu Antanas ir šiandieną papasakosiu labai trumpai apie naujausią DJI skraidyklę, DJI Mavic 2 Zoom ir DJI Mavic 2 Pro dronus. Kodėl dvi skraidyklės? Todėl, kad Mavic 2 Pro yra aukštesnės rezoliucijos geresnė kamera, tačiau Mavic 2 Zoom yra ypatinga tuo, kad turi 2 kartų optinį artinimą. Pačios skraidyklės tai yra visiškai vienodos. Šis dronas yra puikiai tinkantis keliautojams, dėl to, kad jis yra labai kompaktiškas ir labai lengvas. Su viena baterija jisai gali skristi virš pusės valandos ir su juo galima nuskristi iki 7 km atstumo. Kliūčių vengimo sistemos dronuose jau yra populiarios, tačiau šis dronas ypatingas tuo, kad vengia kliūtis į visas pusės, tiek į priekį, į galą, į viršų, į šonus ir į apačią. Daugiau informacijos pasiruošę suteikti mūsų vadybininkai parduotuvėse Promaxa Vilniuje ir Kaune. Kviečiame užsukti. Visi, kaip ir Vygantas ir kiti sportininkai, iš tikrųjų bando ir naudoja įvairius kokteilius. Tai noriu truputėlį papasakoti apie šitą kokteilį. Zinzino kompanijos yra keletas skirtingų skonių, vien tik natūralios medžiagos sudėtos, labai geri kokybiški baltymai, vitaminai, mineralai ir puikus skonis, natūralus, nesintetinis, tiesiog geri ir mėgaujasi. Tai vietoj pusryčių aš, pavyzdžiui, kartais išgeriu ir rekomenduoju jums. Vygandas irgi kartais išgers. Aš tikiuosi ir šitą produktą ir tikrai turės galimybę pavalgyti skaniai ir būti sočiam keletui valandų. Tikiuosi, Vygantui šiandien sekasi viskas gerai, jisai toli nuvažiavęs. Na, iš tikrųjų, šiandien norėjau pakalbėti apie šafrano ekstraktą. Šafranas nuo senų laikų žinomas kaip ekstraktas gerinantis mūsų savijautą, mūsų nuotaiką, mūsų emocinę būklę ir gerinantis miegą. Tai yra šafrano ekstrakto su kapsulėse, kur jeigu žmogus kartais neužmiega iš vakaro, rekomenduojama iš vakaro valandą laiko iki miego išgerti vieną tabletėlę. Natūralus, nėra kažkokių tai sintetinių priemaišų, labai kokybiškas iš Ispanijos šafrano ekstraktas. Puikiai suteiks galimybę išsimagoti. Pabandykite keletą tabletėlių vieną, kitą vakarą ir turėsite gerą savijautą, gerą miegą ir ryte turėsite gerą energiją. Tas oras dabartinis, žiema tokia, kai lyja daugiau negu sninga, nėra baltumo, yra niūru, tamsu, galbūt ir Norvegijoje yra tamsu, tai kad Vygantas važiuotų išsišiepęs su gera nuotaika, rekomenduoju ir aš jam išgerti šafrano ekstraktą, nes gerina koncentraciją, gerina savijautą, gerina nuotaiką. Ir tikrai bus jam linksmų kalnelių ir aš manau, kad šita priemonė jums pagyvins nuotaiką. Šiandien norėjau papasakoti truputėlį apie balanso aliejų. Tai yra natūralus imuniniai sistemai stiprinti, kraujotakai, gerinti skirtas preparatas. Jo veikliųjų medžiagų sudėtis tai yra omega-3, riebalų rūgštis iš žuvies. Taip pat yra polifenolis, labai stiprus antioksidantas, kuris sugeba apsaugoti ne tik tai ląstelių membranas, bet taip pat ir tuos omega-3 riebalus, kurie yra šitame buteliuke, nuo sugedimo. Tai yra labai svarbu, kad būtų didelis kiekis omega-3 ir polifenolis produkte. Tai šitas produktas to yra labai unikalus ir skiriasi nuo kitų esančių rinkoje. Na ir dar viena geras komponentas, tai yra vitaminas D3, kuris yra taip pat įdėtas į šitą produktą, kuris stiprina imuninę sistemą. Na, Norvegijos vaikai tikrai ne veltui vartoja omega-3 nuo mažumės. Tai šitas produktas atkeliavęs būtent iš Skandinavijos, iš Norvegijos ir mes jau juo naudojamės mano šeima, pavyzdžiui, 9 metų. Tai linkiu ir jums išsibandyti ir nesirgti.
Sveiki. Labas. Iš tikrųjų, užvažiavau pas jūs tokiu klausimu, išgirdau apie jūsų produktą Zinzino. Nežinau, ką jisai daro, kaip jisai veikia, bet aš vykstu į šaltą šalį, šaltą vietą, tai yra Šiaurės Norvegija, kur temperatūra gali svyruoti jutybinė iki -50, sako, kol kas negaliu sakyti, kad tai tikrai bus.